Labą dieną. Šiandien pokalbis tikriausiai bus trumpas, bet labai noriu jo pasidalinti. Paskutiniu metu sulaukiau žinučių, informacijos apie tai, kad artimiausiu metu bus skleidžiamos tam tikros bangos, kurios veiks per internetą, televiziją, radiją, kad bus atliekami tam tikri bandymai, bus labai veikiami ten skiepyti, neskiepyti žmonės ir visokio panašaus turinio. Tai norėčiau visų pirma pasidalinti informaciją su žmonėm, kad neįsisuktumėte į šitą žaidimą. Galiu pasakyti tik tiek, kad tai, kas yra jau atliekama su žmonėmis, tas yra sėkmingai daroma ir jau tikrai ne pirmą dieną. Ir jūs, tiek aš, tiek jūs, apie tai mes tikrai nežinome. Visi tokie SMS ir visos kitos informacijos, kuri yra perduodama per video, internetą, televiziją, telefonus ir visus kitus socialinius tinklus, tai yra tik tam, kad eilinį kartą įbauginti žmogų. Mes labai sėkmingai visi buvome įbauginti esant pandemijai ir dabar lygiai taip pat esame toliau bauginami. Dauguma žmonių žino, kad spalio mėnuo greičiausiai bus tas išbandymo mėnuo, kurio metu mes tikriausiai turėsime susidurti su tam tikrais įvykiais, tačiau tie įvykiai tikrai yra ne tie, apie kuriuos jūs dabar galvojate, tikrai ne tie, apie kuriuos yra siunčiama informacija. Tai vis dėlto, kai gauna tokią žinutę, iki jūsų prieina tokia informacija, kągi daryti? Visų pirma, palinkėjimas mano išlikti sąmoningiam. Nebeperduoti šitos žinutės toliau, nes kada jūs perduodate, tai jūs sėkmingai įsijungiate į tą žaidimą, tai yra jūs ten sąmoningai arba nesąmoningai, kaip ir norite apsaugoti artimuosius, ar ne, norite apsaugoti save, jumise vėl kyla baimės jausmas. Ir jūs tą žinutę, tą informaciją dalinate toliau. Ką tai reiškia? Jūs jūs eikvojat savo energiją, jūs investuojat savo energiją visą tą informaciją, jūs sėkmingai apjungiate kitus žmonės, taip yra kuriama vėlgi masinė sąmonė ir tų būtybių, kurios sukūrė tą idėją, kurio paleido, kurių tikslas yra įbauginti, vėl žmonės įvesti į stresą, į atjungtį, sėkmingai yra vykdoma. Todėl gavote, tiesiog nereaguojate, tiesiog priimate tai su, negaliu sakyti su meile, bet tiesiog niekaip atėjo, išėjo. Iš viso šį mėnesį, kas yra labai svarbu spalio mėnesį yra labai svarbu su niekuo nekovoti. Nekovoti su kaimynu, nekovoti su šeimos nariu, nekovoti prieš valdžią, nekovoti prieš kitaip manantį, nekovoti prieš žinutes, nekovoti prieš informaciją, nekovoti su subtiliuoju lauku. Tiesiog stengtis priimti viską, kaip yra. Kas mus tikrai veikia, tai veikia be galo aukštos vibracijos, kurios ateina iš kosmoso, keičiantis Žemės vibracijų ciklui, evoliucijos ciklui, ir jūs apie tai žinojate, ir jūs apie tai žinote. Tačiau šis etapas bus tiek sunkus, kad ne tiek gal tam žemiškame gyvenime, žemiškame pasaulyje, kaip energinėme pasaulyje. Turiu daug žmonių, kurie dabar dažnai skundžiasi prastu miegu, nors anksčiau to nebuvo, kaip ir nėra priežasties, bet žmogus nenori miego. Prabunda naktį, gali daryti, ką tik nori, gali atsirasti nerimo sindromai, gali atsirasti baimė išprotėti dėl to, kad gali pradėti tekti susidurti su tam tikrom energijom, kurių jūs dar nepažinote. Tai yra per sapnus, per regėjimus, per pajautimą, per kažkokį suvokimą, kuris jūs gąsdina. Ir tikrai žmogui bus sunku suvokti, kas vyksta jo fiziniam kūne ir nefiziniam kūne, jisai tikrai jaus kitokias energijas, tikrai jaus kažką, ko negalės paaiškinti. Ir jam greičiausiai tie, kurie nežinos tos informacijos, kurie nežinos, ką daryti, bus pakankamai sudėtinga. Labai
Atsargiai rekomenduočiau tokiais momentais griebtis vaistų, antidepresantų, kažkokių tai slopinančių, tuo pačiu narkotikų, alkoholio, dėl to, kad visi šitie dalykai dar labiau padės tom jėgom, kurios yra suinteresuotos jūsų sąmoningumo žlugimui. Jūs tiesiog vartodami tuos preparatus atversite savo energinį lauką, kad jos sėkmingai galėtų iki galo atlikti savo darbą. Tai yra pajungti jūs į baimės, į kitų negatyvių emocijų pinkles ir sėkmingai žaisti jūsų ne tik gyvenimu, ne tik pasirinkimais, bet ir jūsų sąmonę, jūsų evoliuciją ir jūsų mintimis. Todėl kągi daryti, atsiradus tokiai būsenai, ar dienos metu, ar nakties metu, kada pradėsit jausti nepaaiškinamą nerimą, pradėsit jausti nepaaiškinamą, jauti, kad kažkas ne taip, kažkur kažkas, tai kaip čia, kas čia vyksta, ar ne, arba kažkokios, tai vat, kaip ir minėjau, regėjimus, būsenas ir taip toliau, tai vaistai yra šie, tai yra kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, stengtis įsižeminti, bet nenužeminti vibracijų. Gamta, miškas, ypatingai pušynas. Pušis iš viso yra kaip apsauga nuo energinio bagažo, nuo energinių audrų. Tai iš tikrųjų daug laiko reikėtų praleisti pušynuose, miškuose, kada jūs susijungiate su žemiškąja energija, tai yra įsižeminate, liekate žemėje, tuo pačiu nesumažindami savo vibracijų. Jeigu jūs tokiais momentais užsimsite tik malda, tik meditacija, gali būti sunku išbūti žemėje, dėl to, kad vibracijos augs, o fiziniam kūnui tai atlaikyti nebus labai paprasta ir nebus lengva. Tie etapai buvo žinomi, bet man pačiai aš tiksliai datos jau nepasakysiu, galbūt balandį, galbūt gegužę, buvo patikta ir pati vietoj mokyti informaciją apie tai, kad bus daromi panašūs dalykai, kad mums reikės visą šitai pernešti. Tačiau tą formą aš pajutau tik tai, sakykime, paskutiniam dienom ir tą būseną teko išgyventi. Todėl ir norisi pasidalinti su jumis tais efektyviais metodais, kurie tinka ir patinka. Labai rekomenduoju, savo kanale Švarus žmogus, aš atsiųsiu iš Pakylėtųjų mokytojų kortelių apsaugos mantrą, kurią davė arkangelas Mykolas tam, kad jūs turėtumėt po ranka. Iš tikrųjų, net ir savais žodžiais prašykite, esant tokiais momentais, arkangelo Mykolo apsaugos, visų apsaugos legionų apsaugos, nes subtilusis pasaulis šiandien kaip niekad yra pasiruošęs mums padėti, pasiruošęs būti su mumis. Išreikškite laisvą valią, tai yra garsiai arba mintise, visų kūnų, visą esybę, tokiais momentais sakykite, atsisakau visko, kas yra ne iš Dievo, kas yra ne iš Kūrėjo valios. Priimu tik tai, kas yra iš Kūrėjos valios ir kas atitinka mano gyvenimo kelią, mano sielos kelią pagal Dievo valią. Tai yra laisvas pasirinkimas to, kas yra tikra, to, kas yra tiesa. Ir yra tikrai meditacijų, kurios išvalo energinį lauką, kurios padeda įsižeminti, kurios padeda išvalyti save nuo tų energinių blokų, kurie yra mums visiškai nereikalingi. Naudokitės jomis. Labai padės iš tikrųjų išlaikyti šitą etapą pozityvumas, džiaugsminga, melodinga, aukšto vibracijų muzika. Tik vėlgi labai rekomenduoju net galbūt ne meditacinės muzikas, ar ne, bet tos, kurios iš tiesų jums pakelia nuotaiką, tai yra daugybė nuostabių muzikų, kurios sužadina mūsų sielą, suteikia džiaugsmą. Tai yra, jūs turite visais įmanomais būdais, kuo ilgiau išbūti meilės būsenos, džiaugsmingumo būsenos, priėmimo būsenos. Išeikite į lauką, pasidžiaukite debesimis, apkabinkite artimuosius, būkite su naminiais gyvūnais, daugiau laiko praleiskite su šeima, su savo vaikais. Jei iš tikrųjų jūs gebėsite neįeiti į tą masinį srautą baimės ir
kažkokios kovos, jūs iš tikrųjų nepajausite net to etapo, jūs labai lengvai pratekėsite pro visą tai ir gyvensite jau kitaip. Tikrai bus daug žmonių, ypatingai ir artimųjų rate, kur iš tikrųjų nesusitvarkys su šiom psichologiniam perkrovom, energiniam perkrovom. Reikėtų žinoti, kaip jiem padėti. Tai vėlgi jūsų meilė, jūsų ramybė, jūsų šiluma, jūsų skanus iškeptas obuolių pyragas. Tai yra tai, ką jūs savom rankom, be kažkokių tai ypatingų įgūdžių, bei ypatingų mokymų ar gebėjimų galite iš tikrųjų labai labai padėti savo artimajam. Tarp kitko apie muziką turiu kanalą Muzika gydo. Jeigu kam įdomu, per kanalą Švarus žmogus, ten yra nuorodos, kaip patekti, ten yra atitinkamom būklėm skirtos melodijos ir ten yra ir nerimui, ir panikai, ir tikrai labai rekomenduoju būtent šiuo etapu klausytis būtent tokios muzikos, kur iš tikrųjų yra nerealus vaistas. Dabar kodėl tie, kas klausė mano paskaitos 3 tūkstantmečio konferencijoje ar kitų mano pasisakymų, pasidalinimo informacijos, tai aktyvėja ne tik mūsų ląstelių energija, bet jos jau susijungia į energinės ląsteles. Apie jas esu pasakojusi praeitose video. Ir priminsiu, kad tų energinių ląstelių, energiniai siūlai, jie išeina iš mūsų kūno. Žmogus kaip niekada pasidarė imlus tai aplinkai, kuri yra šalia mūsų. Būtent todėl mus dabar labai veikia aplinka, kurioje mes esame, kvapai, gamta, ta pati muzika, garsai. Ta prasme, kurkit visą tai, kas yra šalia jūsų, padės tai jums labiau sugrįžti į save, įsiklausyti savo vidų, nepamiršti, kas jūs esate ir iš tikrųjų išlaikyti tą dvasinę ramybę, kuri šiandien dienai yra be galo svarbi. Šiandien aš jums taip pat perduodu ramybės pliūpsnį, džiaugsmo pliūpsnį, nes iš tikrųjų gyvenimas yra be galo gražus. Ateina auksinis ruduo, ateina nuostabus periodas, nuostabus etapas, kada turėsite begalinę galimybę atskleisti ne tik savo kūrybinius talentus, bet iš tikrųjų pajausti begalinę jėgą jums perduodamą per juos. Galėsite suvokti, kas jūs esate, ko jūs atėjote į žemę. Kūrybinė laisvė, kūrybinė išraiška šiuo etapu yra galingas įrankis. Išjausti save, pakilėti savo vibracijas, pakelti savo energinį lygį ir iš tikrųjų džiaugtis to gyvenimu, džiaugtis tą patirtimį, dėl kurios jūs atėjote į žemę. Aš jūs labai myliu, linkiu didžiausios sėkmės, visą laiką esu pasiruošusi atsakyti į visus jūsų klausimus, galima atvykti, susitikti su manimi. Atlieku akupunktūros seansus, energoterapijos seansus, konsultuoju online. Jeigu tik jaučiate, kad jums reikalinga pagalba, jeigu jūs jaučiate, kad jūs turite klausimų, neatsakytų klausimų ir tuo atsakymu galiu tapti, ne tai, kad aš, bet per mane, iš Dievo rankų, būsiu laiminga. Gražiausios jums dienos. Su jumis buvo Indrė.